Čia mano draugė ir padėjėja ir suruošimo. Mes Loreta ir kaip sakant, gimis Lietuvoje, taip kai ir aš, ir jos draugas Petras Vainius yra mes vieni iš Lietuvos, kur naudojam kaip sakant, living foods, kur jūs dabar pradėsite susimokyti. Daug iš jūsų jau susipratę šitokią, kaip sakant, gyvenimo laikšką, bet mes norim atnešti, ką mes virš 50 metų studijavom, dirbom ir išnagrinėjom ir išradom būdus, kur mūsų vadovė, kur viena iš pirmiausių žmonių dirbo su žolėlėms ir labai paprastais būdais, kad bile koks žmogus galėtų įsimokti labai lengvai save įsigydyti, suprasti tą gydymo būdą, suprasti, kaip gali užaugyti savo maistą namie, savo gyvo vietovėje, kaip sakant, ir kaip paruošti skanius valgius, kur lengva, kur duoda daug energijos, kur sumažina tą senimo būdą ir kad galėtume visą gyvenimą be, kaip sakant, be jokių ligų, kad visuomet tavo gyvenimas būtų pilnas džiaugsmo, meilės, juoko ir padėjimas ne tik tai visai žmonijai, bet visuomet nepamirždami Jėzaus žodžius. Mylėk save ir mylėk kitus taip kaip save. Ir visi žmonės pamiršo tą meilės dalyką. Tai Ann Wigmore, taip kaip mūsų modernus Jėzus atėjo ir išmokyti žmonės, kaip mylėti save. Reiškia, jeigu tu myli save, tai tu, žinoma, apsižiūrėtum reikalus tavo gyvenimo, kaip tau gyventi reikia, kaip šitą kūną tvarkytis. Jinai buvo labai paprasta moteris, neturėjo net formal, kaip sakant, education, bet gamta ją išmokino. Tiesas turėjo labai, pavyzdžiui, jūs girdėjot visą josios istoriją. Ačiū. Mes esam abudu lietuviai šitoj gyvo maisto konferencijai. Viktoras pradėjo žymiai anksčiau negu aš, o aš pradėjau 91 metais, kaip sutikau Ann Wigmore. Tai mes abudu esam lietuviai gyvo maisto propaguotojai. Ačiū, Loreta. Ir aš nenoriu pamiršti, kad Loretos sukurtas DVD ir kaip in tradicija Ann Wigmore's, kaip suauginti, kaip paruošti tuos gyvus maistus. Vienas labai paprastai gali tik tai žiūrėti ir daryti. Ir pasidarys stebuklai tavo namuose. Aš dabar pradėsiu su angliškai šnekėti, dėl to, kad mano kadangi mes turim čia iš visokių kraštų žmonių, tai norėčiau, kad galėtų biskį suprasti ir mane. I am Viktoras Kulvinskas. Aš esu Viktoras Kulvinskas, gimiau Lietuvoje. Taip kaip ir Anna Wigmore,
gimiau Lietuvoje ir iš tiesų man pasisekė, kad mane pagimdė mano mama, bet užaugino mane močiutė. Mano močiutė taip pat išmanė daugybę įvairiausių senovinių būdų, kuriuos aš ganėtinai lengvai pamiršau. Tačiau Ana Vigmor pasirodė mano gyvenime kaip mano trečioji mama. Ji mane pagimdė kita prasme. Ji atgaivino tai, kas manyje jau buvo gyva. Ji atgaivino manyje gamtos duotą kelią. Ji išmokė mane, kad galima gyventi civilizuotai, neatsisakyti civilizacijos patogumų, bet tuo pat metu ir funkcionuoti optimaliausiu būdu. Žinoma, kad tais laikais, kai mes susipažinome, visa tai buvo ganėtinai sudėtinga. Harvardo medicinos universiteto vienas iš vadovų parašė knygą The Nuts Among the Berries. Toje knygoje buvo rašoma apie mūsų požiūrį į tai, kaip viskas turėtų vykti. Mes tarsi buvome vadinami neišmanėliais ar netgi kvailiais. Tačiau aš keletą metų praleidau su Ana Vigmor. Kartu mes analizavome tas knygas, kurios buvo prieinamos Harvardo medicinos universiteto bibliotekoje. Kartu su Ana Vigmor mes netgi sudalyvavome keliose nacionalinės televizijos laidose. Na ir galiausiai paaiškėjo, kad tie, kas mus vadino nepadoriais žodžiais, iš tiesų turėjo atsiimti savo žodžius, nes negalėjo niekaip paneigti tų tiesų, kurias mes jiems pateikėme. Tiesą sakant, tos mitybos programos, kurias mūsų oponentai propagavo, pasirodė esančios nepagristos. Svarbiausias, geriausias programas siūlo pati gamta. Ana Vigmor tuo metu atliko daugybę tyrimų. Ir tuomet Jungtinėse Amerikos valstijose buvo siūloma daug revoliucinių idėjų pakeitusių mūsų gyvenimą. Tuomet vyko Vietnamo karas, tuomet buvo išlaisvinamos ir gėjų teisės, tuomet buvo ir gėlių vaikai, ir hipiai, ir visi kiti. Tuomet taip pat buvo kalbama apie žolę ir kitą prasme, ir jūs žinote kokia. Būtent tuomet marihuana tapo ta svarbiaja žolė, kurios visi norėjo. O dabar mes jau svaigstame dėl kitokių augalų ir žolių. Taigi transformacija iš esmės įvyko. Tuomet, kai mes tik pradėjome savo veiklą, į mus žiūrėjo kaip į keistuolius. Ir iš tiesų mes buvome tie revoliucionieriai, kurių galvos gal netgi buvo medžiojamos. Mes iš esmės pakeitėme tai, kas vyksta virtuvėje, tai, kas vyksta parduotuvėse ir turguose. Pasikeitus keletui kartų, jau pradeda dominuoti veganizmas, gydant įvairiausias ligas. Net ir Jungtinių Amerikos valstijų medikai iš tiesų persimama kai kuriomis idėjomis. Netgi yra susikūrę asociacijų ir organizacijų, į kurias susijungia medikai, propaguoja ir mūsų idėjas. Iš pradžių mes įkūrėme Kylančios saulės krikščionybės organizaciją, vėliau Hipokrato sveikatos institutą, kuris ir toliau propaguoja Anos Vigmor filosofiją. Iš tiesų, Anos Vigmor nedomino mokslai iš knygų. Ana Vigmor buvo susitelkusi į rezultatą, ji buvo ta tikroji mokslininkė. O aš buvau akademinės prigimties. Turėjau daug teorinių žinių matematikos, branduolinės fizikos srityje. Ir aš iš tiesų norėjau viską pagrįsti mokslu, priešingai nei Ana Vigmor.
Taigi, Ana Wigmore leisdavo man pusę dienos dirbti bibliotekoje, o kitą pusę dienos dirbti su ja kartu institute ir jokių kavos pertraukėlių. Ten turėjau dirbti nuo ryto iki vakaro. Ana niekuomet neleisdavo atsipūsti ir kiekviena akimirka man buvo didžiausia laimė. Tuomet ji labai daug dėmesio skyrė želmenų sultims, atsiprašau. Tuomet buvo tyrinėjama, kasgi atsitiktų, jei būtų naudojamos želmenų sulčių klizmos. Na ir žmonės bandė, netgi su sportininkais buvo bandomos želmenų sulčių klizmos ir želmenų sulčių kokteiliai. Paaiškėjo, kad klizmos ir kokteiliai padėjo mušti rekordus sportininkams. Jų rezultatai pagerėjo 10–20%. Pasidomėję Anos Wigmore programa, pamatysime, kad iš tiesų jos mokymas padės mūsų kartai pasikeisti, tapti pačiais stipriausiais pasaulyje ir pačiais protingiausiais pasaulyje. Tiesą sakant, jau yra vadinamasis mažasis Heraklis, vienas stipriausių ir protingiausių žmonių pasaulyje, kuris taip pat naudojasi šiomis idėjomis. Ir jis bėga maratoną, jis vadovaujasi mūsų veganizmo ir gyvo maisto tradicijomis ir idėjomis. Ana Wigmore labai prie to prisidėjo. Ana Wigmore tikėjo savo svajonėmis. Ana Wigmore nebebuvo jaunutė mergaitė tuomet, kai ėmėsi viešai skleisti savo idėjas. Tuomet tai buvo vyrų pasaulis. Ir ji, kaip moteris, negalėjo dalyvauti net maratone, nes buvo manoma, kad moteris maratone rungtyniauti negali kartu su vyrais. Taigi, Ana Wigmore buvo viena iš tų pionierių, kurios žengė kitų moterų nepramintų taku. Ji iš tiesų buvo labai stiprus žmogus, jėgų ir stiprybės jai padėjo semtis meditaciją ir dvasinę praktiką. Tiesą sakant, ji mokė tų mitybos principų, kurie buvo surašyti net ir Biblijoje. Net ir karalius Nebukadnezė naudojosi tais pačiais principais. Nors jis buvo mėlyno kraujo, bet galiausiai jo kraujas pakeitė spalvą į žalią. Tapo žalia krauju dėl to, jog naudojo žalią gyvą maistą. Net ir tas mėlynakraujis karalius pataisė savo emocinę ir fizinę sveikatą dėl to, kad naudojo želmenų sultis ir gyvą maistą. Kaip matote, visa jėga ateina iš veganų karalystės. Patys stipriausi gyvūnai yra žaliavalgiai. Patys gyvybingiausi gyvūnai taip pat yra žaliavalgiai. Jie nesensta taip, kaip sensta žmonės, kurie stengiasi vartoti visą kitą, kas egzistuoja pasaulyje. Jie dažniausiai vartoja baltus, rudus produktus, juodus produktus ir dėl to nuolat silpsta. Jų organizmas silpsta. Žmonės stengiasi visą likusį gyvenimą paskirti jėgoms ir sveikatai atgauti ir įveikti tai, ar tas problemas, kurias jiems atneša standartinė įprasta amerikietiška mityba. Žinoma, kad nenuostabu, jog tokiems žmonėms reikia ir psichiatrų pagalbos, ir įvairiausių vaistų, kad jie vėl atgautų gerą nuotaiką. Tuo tarpu, jei vartoji gyvą maistą, tavo neurologinė sistema, nervų sistema veikia puikiai.
Tavo gyvybinė energija yra stipri, esi kupinas jėgų ir iš tiesų gali visą laiką išlikti energingas, toks, kokiu siekia būti visi. Gyvas maistas iš tiesų nėra nei brangus, nei neprieinamas. Gyvą maistą gali vartoti visi, net ir Hipokrato sveikatos institutas, kurį kūrėme mes kartu su Ana Wigmore. Iš tiesų, toliau propaguoja Anos Wigmore tradicijas, kurių esmė yra gyvo maisto vartojimas. Mes kalbame apie daigintus, mirkytus grūdus, jų vartojimą. Mes vartojame tai, kas išauga iš vandens, kas išauga naudojant tik šiek tiek netręštos žemės. Visa tai nekainuoja daug, tai galite pasidaryti ir jūs patys. Iš tiesų visą tai galima išgauti vien vandens pagalba. Iš pradžių mes pradėjome nuo kviečių želmenų. Pradėjome propaguoti šią idėją. Norėčiau prisiminti dar vieną gydytoją Šnobelį. Jis taip pat buvo dietologas, mitybos specialistas. Jis labai daug rašė įvairiuose medicininiuose leidiniuose apie kviečių želmenis. Tačiau tie kviečių želmenys buvo auginami laukuose. Tuo tarpu Ana Wigmore kviečių želmenis atnešė į mūsų namus. Jie išmokė mus kviečių želmenis auginti namuose ir tai daryti labai efektyviai. Daugeliui žmonių atrodo, kad reikia didžiulio ploto žemės, kad galėtų užsiauginti tai, ką mes šiandien auginame namuose ant lėkštelės ar padėkliuko. Lygiai taip pat paprastai galima ir sudaiginti įvairiausias sėklas ir grūdus. Užtenka juos pamerkti į vandenį, kad atsikratytume tų nuodingų komponentų, oksalatų ir visokių kitokių medžiagų. Užtenka pamerkti sėklas ir grūdus į vandenį, kad juose prasidėtų atitinkami fermentų gamybos procesai ir kad jų apimtis ir jų maistinė vertė pagerėtų. Taigi sumaišę keletą saujų sėklų, jūs iš tiesų per 3 ar 7 dienų galite užsiauginti puikių salotų. Ir tos salotos suteiks jums visai kitokių potyrių. Tai bus pats šviežiausias maistas, kokį tik galite vartoti. Visą tai jūs galite gauti iš paprasčiausių sėklų ir grūdų. Gausite visų reikalingų medžiagų. Iš tiesų, kad gautume baltymų, mums nereikia nieko žudyti. Nereikia žudyti nei kaimyno, nei katino, nei šuns ar karvės, kad gautumėte pakankamai baltymų. Jeigu jūs esate veganas, vis tiek gaunate pakankamai baltymų, jų gaunate iš mikroorganizmų. Iš tiesų, jūsų kūne organizme gyvena 20 kartų daugiau probiotikų, negu iš tiesų jums reikėtų. Taigi, jums pakanka vos keleto gramų to, ką jūs jau turite savo organizme. Jums užtenka tų probiotikų, kuriuos jūs gaunate su žaliuoju maistu. Valgykite savo raugintus kopūstus, valgykite savo sudaigintą ir fermentuotą maistą ir jie kuo puikiausiai sutvarkys jūsų sveikatą. Vitaminų B kompleksas, viskas, ko jums reikia, pateks į jūsų organizmą. Mes kartu su Ana Wigmore buvome vieno iš pastatų didžiuliame rūsyje. Tame rūsyje buvo pilna dirvožemio, kuriame buvo auginami įvairiausi augalai, taip pat ir daugybė indų, kuriuose buvo mirkomos įvairiausios sėklos. Tuo metu
Aš galbūt elgiausi ne visai tinkamai, kartais mes mirkydavome mūsų kviečių sėklas daugiau nei 12 valandų ir aš jas kartais pamiršdavau. Ana Vigmor pykdavo ant manęs, bardavo už tai, kad aš net per ilgai mirkydavau grūdus ir sėklas ar per ilgai želdindavau kviečius. Tačiau, jei jūs būtumėte pasižiūrėję, kaipgi atrodo tas per ilgai daigintų kviečių kibiras ir paragautumėte, kaip Ana padarė to skysčio, kuris buvo tame kibire, jūs ko gero nusišypsotumėte, nors aišku, tame kibire buvo ne viskis ir ne alus, bet tą skystį jį pavadino atjauninančių skysčių arba ėdžių vilakų. Tai buvo dar vienas iš būdų, kaip gauti skysčio, pasitelkiant į pagalbą ilgalaikę fermentaciją. Žinoma, kad šiuo atveju mes dirbame su įvairiausių bakterijų rinkiniais. Bakterijos gali būti ir geros, ir blogos, todėl mes turime labai atidžiai žiūrėti, o kaipgi tas maistas, kurį mes valgome ar geriame, atrodo. Jeigu mūsų paraugintas, jei taip galima sakyti, gėrimas kvepia skania rūgštelė, vadinasi viskas gerai. Jeigu mūsų paraugintas gėrimas jau dvokia, vadinasi ten prisiveisė per daug prastų bakterijų ir jų laikas išpilti. Iš tiesų, jūs turėtų labiau traukti tos natūralios spalvos, kurias jūs matote gamtoje. Jos yra puikios, jos puikiausiai veikia mūsų skonio receptorius. Kartais žmonės sako, fui, kaip neskanu. Tačiau nepamirškite, kad mes gyvename pasaulyje, kur stengiamės patenkinti tik tai savo skonio receptorius. Tačiau, kai jūs išsivalysite savo kūną, pamatysite, kad natūralus maistas iš tiesų yra egzotiško skonio. Ar jūs valgote kiaulpienę, ar valgote špinatų lapus, ar valgote grikius, ar valgote saulėgrąžų daigus, ar kviečių želmenis, visi jie vibruoja tam tikrą gamtos suteiktą kokybę. Tokių dalykų niekuomet negali persivalgyti. Bet jūs vartojate maistą, kurio gamta nesukūrė. Ir kai vartojate tokį maistą, jūs niekuomet negaunate pakankamai maistinių medžiagų, kurių žmogaus pagamintame maiste nuolatos trūksta. Aš dažnai sakau, kad dažnai galime persivalgyti ir nuo 1 šaukštelio, bet gali būti ir taip, kad 1000 šaukštų mums nepakaks. Vėlgi, mes dažnai susidurime su atvejais, kuomet žmonės nekontroliuojamai tunka. Ir maždaug 60% mūsų gyventojų, galima sakyti, yra ant nutukimo ribos. 40% mūsų paauglių yra nutukę. Iš tiesų, esu matę žmonių, kurie sveria nežmoniškai daug ir tiem žmonėms mes padėjome pasiekti puikių rezultatų. Taikydami mūsų principus, mes tai pasiekėme, mokydami žmonės, kaip mokė Ana Vigmor, mylėti save. Nesvarbu, kokios formos esate, kokių gabaritų esate, koks jūsų išsilavinimas. Nesvarbu, kokia jūsų finansinė padėtis, svarbu mylėti save. Mylėdami save ir darydami paprastučius dalykus, darydami juos gerai, jūs galėsite realizuoti save. Kiekvienas iš jūsų, kaip ir Ana Vigmor, esate čia dėl labai ypatingos priežasties ir turite ką ypatingo pasakyti kitiems. Kai kurie iš mūsų turi svarbesnę misiją šiame pasaulyje, tačiau dažnai tokie žmonės prisiima
daugybę skausmo ir kančių. Lygiai tą patį padarė ir Ana Vigmor, ir aš. Mes atėjome į šį pasaulį tam, kad tarnautume. Ana Vigmor atėjo vadovauti mums, aš atėjau tarnauti. Prisiminkime Fordą, automobilių gamintoją. Fordas yra sakęs: iš tiesų aš nelabai daug žinau, tačiau aš galiu susirasti savanorių, kurie pasirūpins visomis detalėmis. Ana Vigmor taip pat turėjo daug savanorių. Savanorių, kurie prisijungė prie jos iš įvairiausių gamyklų, iš įvairiausių finansinių institucijų, puikių išsilavinusių žmonių, kurie buvo pasirengę judėti šiuo sudėtingu keliu ir stengtis išgelbėti pasaulį. Mes kalbame apie rūšies nykimą. Nepamirškime, kalbame apie žmogiškosios rūšies nykimą. Jei žmogus nepasirinks Anos Vigmor propaguojamo kelio, jeigu žmogus negrįš prie pagarbos gamtos dėsniams, jei žmogus nepradės tvariai gyventi, ateities neturėsime. Mes ateities neturėsime, bet Žemė ir toliau išliks. Ir vėl iš naujo prasidės evoliucija, vėl iš naujo prasidės gyvybė Žemėje. Kalbėkime ne apie motiną Žemę, kalbėkime apie vieną joje gyvenančią rūšį, tai yra žmogų. Padėkime gimti tautai ar žmonėms, kurie atrado kelią tamsoje. Visi mes matome šviesą priešais mus. Viskas, ko mums reikia, yra melstis, medituoti ir suvokti tas žinias, kuriomis su jumis dalinuosi aš, kuriomis su jumis dalinosi Ana Vigmor. Mes nuolatos prašome patarimo ir pagalbos. Ta galite padaryti ir jūs. Su tyla viskas tau atsakymai ateis. Pasimatysim. Ačiū Viktorai. Ačiū Viktorai. Rytoj Viktoras dar kalbės visą valandą. Prašom, rytoj susitikimas su Viktoru. Ačiū Viktorai. Ačiū Jums labai, Viktorai. Ačiū dar kartą. Gal atsistokim salėje, padėkokim šitam žmogui, jis yra viso pasaulio sveikatinimo pradininkas. Pažiūrėkit, kaip jo draugai. Ačiū, Viktorai. Be galo jaudinanti Viktoro kalba. Thank you. Ačiū.